Sveiki, esu Gustas Sabaitis ir pristatau savo svajonių 11-tuką. Tai vartininko poziciją pasirinkau Andrės ter Štegeną. Tai patinka to žaidėjo komunikacija, žaidimas kojom ir sugebėjimas ištraukti pavojingus smūgius. Tai dešiniu gynėju pasirinkau Jeremy Frimpongą. Tai patinka jo greitis, jo taktinis žaidimas, jo žaidimo išvystymas į ataką. Tai dešinioji vidurio gynėjai pasirinkau Antonio Rudigerį. Tai šis žaidėjas mane žavi savo agresyvumu, kūno sudėjimu ir gerų žaidimų galva. Tai kairioji vidurio gynėjų pasirinkau Ronald Araujo. Tai šis žaidėjas taip pat stebina savo agresyvumu, savo kūno sudėjimu ir manau, kad šios du bokštus būtų tikrai sunku praeiti. Tai kairioji krašto gynėjų pasirinkau Cancelo. Tai šis žaidėjas taip pat stebina savo greičiu, savo aikštės matymu ir išeidinėjimu į kontrataką. Tai dešinioji vidurio saugų pasirinkau Jude Bellinghamą. Tai jis mane žavi savo driblingu, kamuolio kovojimu ir atakų vystymu. Tai vidurio saugų pasirinkau Valverde. Tai jis taip pat mane žavi savo driblingu, kovingumu ir tolimais smūgiais. Tai kairioji vidurio saugų pasirinkau Kevin De Bruyne. Tai šis žaidėjas stebina driblingu, aikštės matymu ir pasų skirstymu. Tai dešinysis krašto saugas, tai pasirinkau Lionelį Messi. Geriausias iš geriausių. Tai kairioji krašto saugų pasirinkau Neymarą. Tai žavi šio žaidėjo driblingas, atakų užbaigimas. Tai puolėjo pozicija atitenka Luis Suarezui. Šis žaidėjas žavi savo charakteriu, driblingu ir atakų užbaigimu įvarčiais.